Labas, tai šiandieną norėjau pasidalinti pačiais efektyviausiais pratimais tavo apatinės nugaros dalį. Jeigu tu turi skausmus, tai naudok vieną iš jų kiekvieną dieną ar įtrauk jį į savo treniruotę ir pamatysi, kaip tavo nugaros skausmai dings. Tai daryk juos, sek mane, aš esu Irmantas iš Lion Fitneso ir būk laimingas ir žiūrėk tuos pratimus dabar. Dedam koją sulenktą, kiek įmanoma, galinę koją ištiesiam. Jeigu mūsų klubo mobilums leidžia, tai mes atsisėsim, bet jeigu yra silpnesnis, tai mes stovim taip. Kūną laikom tiesiai, kiek įmanoma tiesiau. Po biškį palenkstam į priekį, jeigu mums atlaisvėja. Jeigu neatlaisvėja, jeigu neleidžia mūsų kūną mobilums, mes atsisėdam ant užpakalio, pasidedam ką nors ar po čia. Ir mūsų tikslas yra, kad mūsų kūnas išsilygintų į tą pusę. Tiesiai kelieną eitų. Ir palenkstam į priekį. Užlaikom tempimą, pajausim tempimą tiek čia, tiek užpakalį. Pakeičiam koją, palaikom po 30 sekundžių, taip 3 kartus pasidarom. Tai va, pirmas pratimas būtų toks. Taip. Čia įkvepiam orą, įtraukiam orą. Čia po lėtą darom viską lėtai. Išpučiam visą orą. Dar kartą įkvepiam. Ir dar kartą išpučiam orą. Vėl po lėtą. Įkvepiam orą. Po lėtą. Išpučiam visą orą. Mūsų tikslas čia 90, čia 90. Taip pasidarėm kokius 5 kartus. Leidžiamės į child posą. Įsitempiam su pirštukais, išeinam į priekį kuo daugiau, kad būtų tempimas. Taip užlaikom kokį 30 sekundžių. Tada pereinam į kobros pozą. Kojas galim praskiesti, ištempti ir akis žiūri į lubas kuo aukščiau. Ir čia vėl užlaikom 30 sekundžių. Vėl sugrįžtam į cat cow ir taip kartuojam 3 kartus. Taip, dabar 90, tai kaip lengvai jį padaryti, tai susiraskim kur linija. Kad būtų viena linija, kaip lengviau būtų, tai va, sustatom mūsų kojas į vieną liniją, mes turim čia 90, čia 90, čia 90. Mūsų tikslas yra išsilaikyti taip. Aišku, ne visiems seksis iš pirmą kartą, kitiems gal reikės kažką pasidėti, bet pradėkim nuo, jeigu čia kažką pasidedam, įsikimbam ir čia, ir mūsų tikslas yra, kad mūsų kūną išlaikyti tiesų. Į tą pusę užlaikom 30. Jeigu nejaučiam jokią tempimą, pasvyram į priekį, bet sveriamės per klubus, o ne per nugarą. Sveriamės per klubus į priekį. Pajutom tempimą, išbūnam 30 sekundžių. Čia jau pasidarėm, sugrįžtam čia į tą pusę. Čia būnam 30 sekundžių. Ir taip pakeičiam kojas. Ir darom lygiai tą patį, tik su kita koja. Vėl svyram į priekį, vėl į tą pusę. Ir taip užlaikom po 30 sekundžių kiekvieną pratimą. 90. Pasilenkiam su alkūne, su tą ranką kišam už peties. Čia jaučiam tempimą. Įkvepiam orą. Išpučiam orą. Akis visą laiką žiūri į nykštį. Čia vėl sugrįžtam. Įkvepiam orą. Čia po lėtą. Iškvepiam. Dar kartą įkvepiam. Čia jau kaip tempimas baigęs. Dar kartą įkvepiam. Dar atsidaro mūsų daugiau viskas. Vėl sugrįžtam. Akis žiūri į pirštą.
Ir taip sukeičiam vėl kojas, tik dabar su kita ranka. Ir taip atidarom tiek klubus, tiek krūtinę. 90, tą koją kiek įmanoma iškišam toliau. Čia lygi linija su alkūne. Su tą ranką keliam. Čia išpučiam orą. Pajusim tempimą tiek čia, tiek čia. Išpučiam orą. Užlaikom kiek įmanoma 10 sekundžių. Čia nuleidžiam. Vėl įkvepiam orą. Išpučiam. Ir taip vėl sukeičiam kojam. Čia 90. Tą koją kiek įmanoma. Čia padarom tempimą. Su alkūne atsiremiam. Įkvepiam orą. Išpučiam. Įkvepiam orą. Pakylam. Išpučiam. Ir taip pakartojam po 5 kartus, 3 setus. Ir norėjau pasakyti, kad tų pratimų yra begalės, netgi sunku visus išpasakoti ir visus išrodyti, nes kiekviena jūsų asmeniškai yra skirtingi kūnai ir skirtingi skausmai. Tai norint tą nustatyti, visų pirma reiktų padaryti tau mobilumo testą. Po mobilumo testą galim išsiaiškinti, katroj vietoj tau skaudu, dėl ko tau skaudu ir kokią vietą tau reikia tvarkyti. Tai aš neburiu iš kavos tirščių, aš darau mobilumo testą ir paskiau sudarau sporto programą, grinai pritaikytą tau. Tai jeigu turi klausimų, visados maloniai prašom kreiptis pas mane. Aš Irmantas iš Lion Fitneso.